SPX 6900 tai yra ta moneta, tarkim, jeigu kalbam apie ilgalaikį investavimą, į portfelį vis tiek įtraukiu vieną MI monetą ir aš esu šitą pasirinkęs, dėl to, kad turi labai stiprią bendruomenę, turi stiprų bendruomenės lyderį, tai yra Muradas, kuris išpopuliarino, yra labai gerą naratyvą, rinkodarų ir marketingė labai stipriai veikia, kai kažkas prieš kažką. Ir puikiai tą galim pastebėti, jeigu turi kažkas vadinamą tą beefą internete, labai daug dėmesio pritraukia, tai įsivaizduokit, kad čia yra lygiai ta pati strategija su SPX 6900, tik tiek, kad kitas šablonas uždėtas. SPX 6900, jie nori, tai čia yra kripto indeks fondas, kurie sako, kad jie, ta bendruomenė visa, sako, kad bus geriau už SPX 500 indeks fondą. SPX tai yra Standards & Poor 500 indeks fondas, tai reiškia 500 geriausių kompanijų, galite investuoti, perka tiesiog vieną fondą ir jūs jau esate investavę 500 top geriausių kompanijų. Tai čia reiškia vėlgi yra rungtynės tarp paprastų žmonių, paprastų investuotojų, vadinamų retailerių, mažmenininkų ir didžiųjų institucijų. Ir tikrai šitą monetą augs ir jau 2 kartus buvo pasiekus 2 milijardų marketo kapitalą, dabar yra apie 300 milijonų, jei tik tai į viršų. Tik tiek, kad neužmykit ant laurų, tarkim, iš karto nusistatot, aš kaip darau. Labai atsargiai turiu rinktis, ką kalbu, kad nebūtų tiesioginių rekomendacijų ir panašiai, dabar viską, ką pasakysiu, nepriimkit tiesiogiai kaip rekomendacijos pirkti ar kažkas tokio, ne finansinis patarimas. Kaip aš daryčiau, nes atminkit vieną dalyką. Pagrindinis tikslas yra ne uždirbti pinigus, o išsaugoti kapitalą, jeigu mes žiūrim ilgalaikį perspektyvą. Ilgalaikis investavimas tai yra 2 žodžiai - ilgalaikis ir investavimas. Dažnai žmonės tą pirmą žodį praleidžia arba visai ignoruoja. Kripto ilgalaikis reiškia 5 metai ir daugiau. Fonduose, biržose, obligacijose ilgalaikis reiškia 10 metų ir daugiau. Tai reiškia, jeigu aš investuoju pinigus, pirmiausia nuo pačių pagrindų, tai reiškia, aš investuoju tuos pinigus, kurių man nereiks ateinančius 5 metus. Tada jūs esate saugus. Dabar, jeigu aš, jeigu investuoju taip. Ir kitas dalykas, kai pradeda kapitalas augti, aš dalimis įsiminėjau. Bus X3, inicialą įsitrauksiu ir bus 2 dalys. Jo dar paaugs, dar įsitrauksiu, dar paaugs, dar įsitrauksiu. Kol kyla į viršų, visada reikia imti pelną, nes čia pasikartojantis ciklas. Pasieks gal 2 milijardus, vėl sugrius per 90%. Tai jūs nenorit laukti ir klausyti savo godumo. Ir sakyti, ne, tiek to dabar pinigų nereikia, dar tiek laukiu ir paskui žiūriu vėl ties nuliu. Nusistatykite iš anksto, kada išsiimsit pinigus, bet tikrai gerą MI monetą.